Žmonės susiduria su kamščiais, kad ir vasaros metu. Kaip jūs pats asmeniškai vertinate eismą Klaipėdos mieste? Gal galėtumėte įvardinti tam tikras problemas? Kartais tragiška būna. Bet miestas pradėjo bent jau tvarkytis šio klausimu ir įdiegiamos yra naujos sistemos, šviesoforai, stebėjimai ir kalbama apie išmanųjį šviesoforų valdymą. Tačiau išlieka labai didelė problematika tarp susisiekimo užmiesčio ir miesto. Ir čia turbūt aršiausia problema, kurią nieks nesima spręsti iki pačiol jau keletą metų, 50 metų, nežinau. Aš kalbu apie susisiekimą Liepų gatve su Ginduliais, Leliais, Klėmiškės, visą mūsų mikrorajoną, kuris yra už miesto ribų, bet visi tie gyventojai dirba, mokosi, veža vaikus, atostogauja, pramogauja Klaipėdoje. Ir čia yra didelė problema. Ar matote sprendimo būdus? Taip, iš tikrųjų, šiek tiek teko nagrinėti, kodėl viskas stovi. Reikia susirinkti valdžios institucijoms, apžvelgti situaciją ir susitarti, kad metas padaryti keletą žingsnių bendrai, investuojant į naują infrastruktūrą. Nebūtina daryti jokių tiltų, brangių statinių, užtenka keletą pilotinių kelių, kurie atidarys papildomas arterijas, pavyzdžiui, iš miesto rajono į Palangos plentą, kur galimas susisiekimas ir pro miesto šiaurę, arba pro miesto pietus, arba pro miesto centrą per Jakų žiedą, kuris ten jau situacija per Jakų žiedą daug geresnė negu buvo kažkada anksčiau. Ir tie pilotiniai keliai nekainuos tiek, kiek kainuotų grandioziniai projektai, naujos statybos, viadukų, tiltų brangių arba neįmanomų sudėtingų infrastruktūros kelio išplėtojimo. Antras būdas yra ir tvarkyti esamus kelius, juos platinti, iš vienos juostos daryti 2 arba 3 skiriamas juostas, kad tiesiog srautas judėtų. Bet čia yra labai laikinas sprendimas, nes kažkokiame taške užsikimš vėl viskas, kai atsidurs į susiaurėjimą. Tai aš manau aišku sprendimą ir jisai tikrai yra įmanomas, tai yra pilotiniai keliai, išvažiavimai į pagrindinius kelius ir tokiu būdu perskirstant tą srautą. Čia vienas iš sprendimų.